Labas rytas. Taip, jau kita diena. Vakar tiesiog grįžom į mašiną, pasižiūrėjom, kad niekur čia nakvynės vietos nėra. Pavažiavom 20 minučių iki kito miestelio, pavakarieniavom, pamontavom. Ir šiandien 20 minučių pavažiavome atgal. Ir jau beveik 10 valanda, be 10:10, ir kaip vainėjau vakar, 10:00 turime rezervaciją. Na ir atskleiskime pagaliau, kur mes čia einame. Galbūt esate, o galbūt ir ne, girdėję tokią įmonę kaip Victorinox. Tai yra oficialus ir pirmasis šveicariškų peiliukų gamintojas. Sukūręs šveicarišką peiliuką 1891 ir po 6 metų užpatentavęs šį išradimą kaip šveicariškas armiškas peiliukas. Keliaujant po Šveicariją tu gali rasti labai daug šių parduotuvių ir apskritai šių peiliukų visose suvenyrų parduotuvėse. Tačiau mes šiandien ne šiaip savo nusipirksime peiliuką, bet jį pagaminsime patys. Todėl ir buvo reikalinga čia šita rezervacija. Beje, gaminsime ne savo, o vienam labai ypatingam žmogui ir dar prie tą pačią parvešime jam tokią lauktuvę. Yra šitoje parduotuvėje ir daug įspūdingesnių eksponatų su labai daug atliekančių funkcijų. Na, o Victorinox turi peilį, kuris turi Gineso rekordą, nes jisai turi net 87 skirtingas antgalius ir atlieka virš 140 funkcijų. O šie peiliukai net yra įtraukti į NASA kosminius skrydžius, net NASO's astronautai pasiema su savimi būtent Victorinox peiliuką dėl jo didelio funkcionalumo. Tai yra tikrai labai patikima ir žinomas Šveicarijos gaminys. Tai ir prasidėjo mūsų peiliuko gamyba. Aš sėdau prie kruopštaus peiliuko dėliojimo, na, o Deivis filmavo. Prifilmavo 15 minučių medžiagos, tai bandysiu pagreitinti ir trumpai per kelias minutės viską parodyti. Šiaip visas procesas super paprastas. Pradžioje išsirenki peiliuko modelį iš 3 galimų, skiriasi tik antgalių skaičiumi. Mes pasirinkome didžiausią. Na ir su meistrės pagalba ant štai tokių staklių dedi 3 spinukus, ant kurių dėlioji visus reikiamus įrankius. Nėra taip, kad įrankius rinktumėsi pats, kaip mes galvojame prieš tai, pakeisti gali tik vieną, o visi kiti yra tokie, kokie pateikti išsirinktame modelyje. Čia dar klausiau kai kurių antgalių paskirties, nes visi peiliukai dažniausiai atlieka daug daugiau funkcijų, nei ant jų yra antgalių. Pavyzdžiui, šitas kablys gali būti naudojamas ištraukiant palapinės kuoliukus arba uždedant nukritusią dviračio grandinę ir taip toliau. Dedant kiekvieną įrankių aukštą, svarbu viską tvirtai užspausti. Na, o dėliojasi viskas kaip Lego, sugebėjau net aš. So we have this plate and it says self-assembled in Brunnen. You only get this if you assemble it by yourself here. Okay. Na ir čia galutinis patikrinimas, ar viską sudėjome tinkamai. Dar šiek tiek sutepama alyva, uždėjus plokštelę, nukerpami vinukų galai ir laukia atsakingiausias darbas – galų užkalimas. Meistrė sakė, kad svarbu kalant plaktuku kalti tik ant paties vinuko, nepataikant ant peiliuko, nes kitaip peiliukas labai sunkiai darinėsis. Taip bijojau nepataikyti, kad atidaviau Deiviui šį atsakingą darbą. Galiausiai liko išsirinkti peiliuko dizainą, tiksliau 2, nes vienoje ir kitoje pusėje jis gali skirtis. Lengvai juos uždėjome ant peiliuko ir beliko išgraviruoti norimą užrašą. Graviruoti taip pat galima ant vienos ir ant kitos pusės. Na, bet mes pasirinkome graviruoti ant abiejų.
Ant išgraviruotos vietos beliko tik užtepti pastelinę kreidelę, kurios dar ir spalvas galima pasirinkti. Taigi peiliuko variantų čia galima pasidaryti tūkstančius, pasirenkant skirtingus modelius, spalvas, užrašus. Na, o mūsų gavosi štai toks. Labai įdomi patirtis, neįsivaizdavau, kad iš tikrųjų taip paprastai yra padaryti tą peiliuką. Tai dabar turime ne tik savom rankom pagamintą peiliuką, bet dar ir lauktuvę arba dovaną. Tai būtent tik ir šios peiliukus pačiam pasidaryti galima tik šitame mieste, Brunnen mieste. Ir kadangi sakė, čia taip jie yra arti gamyklos, čia visiškai netoli už 10 minučių yra gamykla, tai visiems čia esantiems peiliukams dar ir yra nuolaida taikoma. Labai esam patenkinti rezultatu, tik nebuvo lietuviškų raidžių, buvo ŽŠ, bet nebuvo nosinių. Tai gerai, kad buvom pasiruošę kitokį užrašą be lietuviškų raidžių. Na, o kainavo peiliukas būtent šis, kadangi pasirinkom... Sustabdė mane Deividas. Negalim sakyti, nes tai lauktuvė, pasižiūrėkit internete, jei domina. Bet šiaip kainos, iš esmės, ar tu gaminiesi peiliuką, ar tu jį nusiperki, beveik tos pačios. Tai nėra kažkokio papildomo mokesčio už tai, kad tu jį pasigamini, tai tik dar viena priežastis pasidaryti pačiam. Beje, dabar pasižiūrėjom, kad jeigu iš dabar, kur esam Brunneno, nuplauktumėm iki Fluleno, šiaip gražus kalnai, atrodo labai gražus vaizdai, bet bilietai pirmyn atgal kainuotų 100 eurų, kai su mašina čia pavažiuoti vos 20 minučių. Tokia galimybė yra, galima visų šiuo ežeru paplaukioti ir nuplaukti čia labai net toli. Viskas, grįžom į kemperį. Mes iš tikrųjų dar nepusryčiavę, 10 ryto mums buvo per anksti, atsikėlėm ir iš karto nuėjom daryti peiliuką, tai dabar jau pasidarom pusryčius, kas su kiaušiniu, kas tik su avokadu ir pomidoru, pusryčiaujam ir lėksime iki kito miestelio. Na va, pavažiavom apie 40 minučių iki Liucerno, o pavažiavome, nes šiandien yra 31, rytoj yra rugpjūčio 1 ir tai yra Šveicarijos labai didelė šventė, apie kurią minėjau prieš kelias dienas, kad jau daug kas čia ruošiasi jai. Tai vat, ta diena atėjo ir šiandien daug kas jau ją pradeda švęsti su fejerverkais, su visokiom šventėm ir rytoj nedirbs parduotuvės. Tai einam apsipirkti iš karto keliom dienom. Ojei, kiek visko šveicariško. Visokiausių dalykėlių. Reikia dabar tik nesusigundyti. Nu va, mes persirengėm, apsipirkom, pasistatėm mašiną ir einam iki centro. Iki centro mums maždaug pusvalandukas. Todėl jau sakom turbūt, kad nebegrįšim į kemperį vakarieniauti. O dar ir mieste, kadangi bus šventė, tai tikrai turėtų būti daug gatvės maisto, tai šiandien turbūt valgysim mieste. Tuo labiau, kad tai turbūt jau ir paskutinis arba prieš paskutinis vakaras Šveicarijoje. Tai apsipirkom tik tais rytojui ir lekiame į miestą. Na va, mes jau ir centre.
tradicinius pamatėm instrumentus. Ruošiasi kažką sugrot. Na, o čia turbūt labiausiai atpažįstamas Liucerno tiltas. Gal net ir matėte kokiose nuotraukose. Tikrai labai žymus tiltas ir turbūt didžiausia šio miesto pažiba. Na va, o čia kaip ir ta šventė. Nu, tiesą pasakius, sceną įsivaizdavom kiek didesnė. Šiaip apskritai visa šventė atrodo turėtų būti didesnė. Nu va, tiek čia tos šventės. Gal rytoj kažkas daugiau bus. Oficialiai šventė kaip ir rytoj. Ir nedarbo diena, ir pati šventė. Gal arba čia jie tik taip švenčia ir mes pripratę prie didelių lietuviškų koncertų, arba rytoj visgi čia bus viskas. Čin, čin. Kas būna, kai nusiperkam labai skanius burgerius. Duok ir man biškį. Tu savo turėjai. Tu suvalgy. Duok. Ką čia svaigsta? Va, ginklas. Duok biškį. Nu, duok biškį. Suramink, Aš pavalgysiu. Aš didesnis, man daugiau reikia. Tu mažytė, kur tau čia? Proporcingai valgom, kem šiam. Mes ne namuose. Va taip, va su ja ir būna. Mes jau kemperyje prisivaikščiojom miesto Liucernui, kažko daugiau ir neradom, kad būtų labai stipriai švenčiama. Tai apžiūrėjom miestą ir grįžom atgal. Staptelėjom dar pakeliui. Iš tikrųjų, čia vis dar Liucerno miestas. Jo? Jo, tiesiog pavažiavom. Ten beje tas pat visas centras, kur buvome, kur vaikščiojom. Dabar tiesiog iš kitos pusės šiek tiek apvažiavom. Nu, labai graži vieta. Jeigu netyčia norėtumėt ir jūs į šitą vietą, tai čia prie pat yra planetariumas. Suvedus Liucerno planetariumas tikrai rasit. O prie to planetariumo dar yra toksai lėktuvas. Tai jau parodysiu. Va toks va. Eksponatas, turbūt įtariu, ten galima nueiti, pasižiūrėti. Minusas tik, kad parkingas mokamas ir šiaip labai brangus, vienas brangiausių, kokių buvo Šveicarijoje, o nuo 7 vakaros apskritai negalima stovėti kemperiams. Nu, dienos metu galima, bet nuo 7 vakaro ne, tai mes jau čia vėluojam, stovim nelegaliai, tai važiuojam greitai iš čia, kol dar neprigavo mūsų niekas. Tai visgi būdami parduotuviai šiek tiek susigundėm ir paėmėm tokių pyragaičių, bet ir ne šiaip sau, nes rytoj greičiausiai jau paliksime Šveicariją. Iš tikrųjų, mus čia vis dar laiko kelios vietos, tikrai liko nerealios vietos Grindelwaldo apylinkėse, Mürren, bet rytoj praneša tragišką orą, visą dieną lietų.
vėliau irgi tokie prasti, tai jau tiek mes nelabai turim laiko laukti, nes kaip ir artėja laikas grįžti į Lietuvą. Visi jau mūsų laukia, visi pasiilgo. Tiks. Na tai šiandien toliau važiuojame, pavažiavome jau apie 100 kilometrų. Staptelėjom, kad prasivaikščioti. Dažnai mūsų klausia, tai kada jau jūs važiuosit namo? Artimieji ir draugai tai tiesiog atakuoja kiekvieną dieną. Mes neturim tų tokių pilnų važiavimo dienų. Iš esmės mums dabar iki Lietuvos yra apie 1800 km. Tai galima būtų pilnas 2 dienas turbūt važiuoti ir būtumėm Lietuvoj. Bet taip kankintis nelabai norim ir nelabai mėgstam. Tai paskaičiavom, kad kasdieną po 200-300 km pavažiavus mes tą Lietuvą pasieksim turbūt per kokią savaitę. Ir tiesiog pakeliui stapčiam įvairiose vietelėse. Pavyzdžiui, dabar galėjom tiesiog kirsti sieną su Austrija, bet pamatėm, kad truputėlį nusukus galima pasivaikščioti po gražią vietą lankytiną. Tai truputėlį nusukome, taip, kilometrų gal gaunasi šiek tiek daugiau, laiko irgi šiek tiek gaunasi daugiau, bet nereikia nuolat ištisai važiuoti. Tu toliau keliauji ir toliau po truputėlį judi link Lietuvos. Didelis toks kriokliukas, bet visai galingas. Jisai dar ten tęsias. Užlipom dar į viršų, į tą patį krioklį pažiūrėti. Čia tas antras aukštas krioklio. Galima beveik paliesti krioklį. Geras. Prie pat. Prie pat, geras. O čia jau pats viršus krioklio. Ten tamsu nesimata. O ten langelis, kur buvom, beveik lietė krioklį. Geras. Na va, ir pasivaikščiam. 10 minučių į priekį, 10 atgal, 10 prie krioklio, pusvalandukas, bet vis kažkiek praskaidrina tą važiavimą. Na ką, laikas atėjo pasidaryti valgyti. Šiandien vakarieniai plovas. Šiaip galiu pasakyti, kad turbūt plovas yra patogiausias maistas gaminti kemperyje, nes susinaudoja vieną keptuvę. Nereikia paskui daug plauti. Dažnai gaunasi 2 kartams, tai pasidarai vieną dieną ir kitą tau nereikia darytis valgyti. Ir visai greitai pasidaro. Filmuot. Mes filmuojam, kai suvalgom. Jo. Viskas vakarienė paruošta. Va taip, 15 minučių ir plovas jau lėkštėj. Valgant plovą Lietuvą primena. Va taip išlydi mus Šveicarija per savo nacionalinę dieną.
Nu tai turbūt ferverkų jau šiandien nelabai kas leis. Eina savo ten prieki šiaip kalnai, bet jų net nesimato per debesis. Šiek tiek švenčia dar. Stabtelėm apsižiūrėti kaip nakvynės vietą. Matom, kad bus šiek tiek triukšminga, bet bent jau kažkiek pašvenčia. O taip va. Nors ir ant lietaus, bet